Ką valgom naktipečiams? Geriausiai nieko nevalgyti. Na, bet mano gyvenime atsitinka taip, kad tų naktipečių pasitaiko ir norisi kartais sūraus, kartais saldaus, kartais rūgštaus, kartais kažko tai per vidurį, o kartais visko kartu. Tai parodysiu, kokį naktipetį aš atradau, kuris man atrodo yra mažiausiai kenksmingas, na, jeigu jau norisi kažką tai pavalgyti. Bet čia tik tai man taip atrodo. Jeigu jūs su to nesutinkate, tai turėkite savo nuomonę, galite man pasakyti, ką jūs valgote naktipečiams. Taigi, visi turbūt turit namuose arba žinot, kas čia yra, tai yra ryžių traputis. Tada aš susirandu džemo kokio nors turiu arba uogienės, nu tai čia dabar braškių, tarkim. Užsidedu džemo. Čia jau saldu. Na ir dabar kažko sūraus. Užsidedam sūrio. Naktipetis. Štai toks yra mano naktipetis. Šiaip aišku, mokslininkai sako, geriausia yra nieko nevalgyti, išeiti iš miegamojo, pakeisti aplinką, po to grįžti jau turėtume užmigti. Nu, neveikia man šitas būdas. Išgerti stiklinę vandens, grįžti ir vėl eiti miegoti. Nepadeda. Labiausiai padeda traputis neutralaus skonio, džemas saldus arba uogienė ir sūris šiek tiek sūrumo. Viskas. Labanaktis. Iki.